Dar senovės graikai žinojo, kad egzistuoja ypatingas mineralas, kuris traukia prie savęs geležinius daiktus. Tai geležies ruda, kurią mes vadiname magnetitu. Šaltiniai liudija, kad magnetinėmis mineralo savybėmis pirmi pasinaudojo kiniečiai. Būtent Kinijoje sukonstruotas pirmasis kompasas. XIX amžiaus pradžioje mokslininkai ieško ryšio tarp elektrinių ir magnetinių reiškinių. 1820 metais danų fizikas Hansas Kristianas Erstedas pademonstruoja, kad elektros srovė veikia į magnetinę rodyklę. Tai buvo pirmas eksperimentas, kuris įrodė ryšį tarp elektros ir magnetizmo. Pakartokime Erstedo bandymą. Kad susikurtų stipresnis magnetinis laukas, pasinaudojome ritele. Į ritelę su ja tekančią srovę žiūrime kaip į elektromagnetą. Kadangi į ritelę atsisuko magnetinės rodyklėlės šiaurinis polius, reiškia ritelės polius pietinis. Sukeitus ritelės polius matome, kad dabar į ritelę atsisuko magnetinės rodyklėlės pietinis polius. Sukeitus srovės šaltinio polius matome, kad į ritelę vėl atsisuko šiaurinis magnetinės rodyklėlės polius. Na, o jeigu ritelę atjungsime nuo srovės šaltinio, magnetinė rodyklėlė nebereaguoja į ritelę. Šie bandymai įrodo, kad magnetinio lauko linijų kryptis priklauso nuo srovės tekėjimo krypties. Šaltiniai teigia, kad Erstedo bandymais susidomėjo žymus anglų fizikas Faradėjus. Jis atliko juos ir savaip patobulino. Virš magneto pakabino laidą prijungtą prie srovės šaltinio. Tekant elektros sroviai laidas sukosi apie magnetą. Faradėjui pavyko elektros pagalba sukurti mechaninę magnetinę jėgą, dėl kurios ir sukosi laidas. Tai buvo nustatytas elektros variklio veikimo principas. Erstedo bandymą paįvairinsime ir mes. Elektros srovę kuriame žvakės liepsnele kaitindami termoelementą. Termoelementas tai įrenginys, kuris vidinę energiją verčia elektros energiją. Galvanometro rodyklės atsilenkimas rodo, kad termoelemento grandinėje atsirado srovė. Magnetinės rodyklės pasisukimas rodo, kad ją veikia termoelemento elektros srovės magnetinis laukas. Magnetinio lauko vizualizacijai pasinaudosime geležies pjuvenėlėmis. Kiekviena geležies pjuvenėlė virsta magnetinė rodyklėle, kurią orientuoja magneto magnetinis laukas. Linijos, iš ilgai kurių išsidėsto geležies pjuvenėlės, vadinamos magnetinio lauko linijomis. 1821 metais Faradėjus dienoraštyje rašė: magnetizmą paversti elektra. Mokslininkui ši frazė 10 metų tapo savotiška mokslinių tyrinėjimų programa. Ant geležinės šerdės Faradėjus užvynioja 2 rites. Vieną ritę prijungia prie voltos baterijos, o kitą prie galvanometro. Bandymų metu Faradėjus pastebi, kad antros ritės galvanometro rodyklė atsilenkia, tik įjungiant ir išjungiant elektros srovę pirmoje ritelėje. Įvedęs magnetinio lauko sąvoką 1831 metais paskelbė elektromagnetinės indukcijos reiškinį, kuriuo teigia, kad kintamų magnetinių srautų galima sukurti elektros srovę. Ši srovė buvo pavadinta indukcinė srove. Tad pagal Faradėjų įjungimo ir išjungimo metu kintanti srovė pirmoje ritėje kuria kintamą magnetinį lauką, kuris antroje ritėje sukuria sūkurinį elektrinį lauką, kuris ir priverčia kryptingai judėti laisvuosius antros ritės elektronus. Pakartokime Maiklo Faradėjaus bandymą. Kintamą magnetinį lauką kuriame prie ritės artindami pietiniu poliumi magnetus. Kadangi magnetai silpni, pasinaudojam keliais magnetais. Stebėkime galvanometro rodyklę. Artėjant pietiniam magnetų poliui, rodyklė atsilenkia į dešinę pusę. Tolstant nuo ritės, rodyklė atsilenkia į kairę pusę. Matome, kad kuo mažesniu greičiu tolsta arba artėja pietinis magnetų polius, tuo mažesniu kampu atsilenkia galvanometro rodyklė. Tai reiškia, kad ritele teka silpnesnė indukuota srovė. Sukeiskime magneto polius.
Prie ritelės artiname šiaurinį magnetų polių. Stebėkime galvanometro rodyklę. Artėjant šiauriniam magnetų poliui, rodyklė atsilenkia į kairę pusę. Tolstant nuo ritės, rodyklė atsilenkia į dešinę pusę. Kai magnetas nejuda, ritėje nėra indukuotos srovės. Šiame bandyme kintamą magnetinį lauką ritėje kūrė judantis magnetas. Kintamą magnetinį lauką galime sukurti ritės pastoviame magnetinėme lauke, judindami kitą ritę. Arba vieną ritę patalpinę į kitos ritės vidų. Kintamą magnetinį lauką galime sukurti ir kitaip. Šiame bandyme abi ritės nejuda. Įjungimo ir išjungimo momentu pirmos ritės grandinėje tekės kintanti srovė, kuri kurs kintamą magnetinį lauką. Kintamą magnetinį lauką galime sukurti ir į pirmą ritę kišdami ir ištraukdami geležinę šerdį. Matome, kad kuo didesniu greičiu šerdis juda, tuo didesnis galvanometro rodyklės atsilenkimas. Šiuose bandymuose stebėjome elektromagnetinės indukcijos reiškinį, kada kintamas magnetinis srautas kūrė sūkurinį elektrinį lauką, o šis trumpalaikė indukcinė srovė. Tokiu būdu sukurta srovė ypatinga tuom, kad kinta jos tekėjimo kryptis ir stipris. Bet kaip pasiekti, kad indukuota srovė tekėtų pastoviai? 1831 metais Michaelas Faradėjus pasiūlo pastoviame magnetinėme lauke sukurti varinį diską. Varinis diskas šiame eksperimente judantis laidininkas. Pastovus galvanometro rodyklės svyravimas rodė, kad varinio disko grandinėje teka pastovi indukuota srovė. Tai buvo pirmas Michaelo Faradėjaus elektros srovės generatorius, svarbiausias elektrotechnikos išradimas. Šiandien visų generatorių ir transformatorių veikimas pagrįstas elektromagnetinės indukcijos reiškiniu. Pavyzdžiui, hidroelektrinėse krentančio vandens energija dėka šio reiškinio yra verčiama į elektros energiją. Jos dėka stebime įspūdingą levitacijos reiškinį, veikia indukcinės lempos. Be trinties ant magnetinės pagalvėlės juda dideliu greičiu traukiniai. Fizikos kabinete šio reiškinio dėka įžiebėme elektros lemputę prožektorių.